Sveiki, mes jau įpusėjom savo IT iššūkyje ir esame jau 5 pamokoje. Šiandieną susipažinsime su įvairiomis animavimo priemonėmis, tokiamis kaip Transition ir Animation. Mano ekrane jūs matote puikų pavyzdį, kur yra šios dvi animacijos. Viena yra su Transition, kita su Animation. Tikriausiai pastebėjote, kad antroji animacija, CSS Animation, juda, o CSS Transition nejuda. Taip yra todėl, kad CSS Transition yra tiesiogiai susijusi su hover funkcija. Ir jeigu mes užeisim su pelyte, įsijungs hover, ar ne? Nes hover reiškia užeiti ant viršaus ir tada, kai nueisime vėl, grįš atgal, koks buvo. Tai CSS Animation veikia tiesiog, visą laiką naudojant keyframes. CSS Transition veikia remiantis hover funkcija užėjus su pelyte. Plačiau apie animacijas ir tiek Transition, tiek keyframes mes galime sužinoti per YouTube, tiesiog parašius CSS Animation ar CSS Transition ir panašiai. Aš, pavyzdžiui, parašiau Transition Animation Slaying the Dragon. Šiaip pats puslapis labai geras, neseniai susikūręs, bet labai viską gerai išaiškina. Na ir čia, jeigu paleisiu, matysim, kaip pristato animacijas, CSS Transition ir matom, ar ne? Sekioja paskui pelytę, užėjus mygtukas apsišviečia, vėl hover funkcija, gali pakilti, įvairios ikonos, perėjimo animacijos yra, vėlgi sekiojimas, galima net 3D sukurti tokį efektą ir tada yra animacijos, kurios pačios visą laiką veikia, kaip, pavyzdžiui, tie burbuliukai krentantis iš viršaus, arba juostelės sukančios ratu, arba matom aplinkui rutuliukas. Ir taip pat galima sujungti, padaryti bendrą projektą su Transition ir Animation, kur matom, kaip blikčioja tie rutuliukai ir taip pat sekioja visas šitas projektas, ar ne, visa šita vizualizacija paskui pelytę. Tai va taip atrodo animacijos pagrindinės ir vėlgi. Tenkitės, jeigu kažko norite daugiau išmokti, naudotis YouTube, naudotis internetu ir bandykite tiesiog mokytis savarankiškai. Taip, o mes toliau tęsime darbus, eikime į IT iššūkis ir susikurkime naują aplankalą, kurį pavadinkime CSS Animations. Taip, ir prieš kurdami animaciją aš dar noriu jums parodyti vieną puslapį, kurį mes remsimės. Tai yra tiesiog skirtingos 3 animacijos, hover animacijos, kur užėjus su pelyte atsiranda kažkokie prie meniu linkų efektai. Ir mes turime HTML3 navigacijas ir tada CSS, kuriame yra stilizuojamos tos juostos, duodama fonai, pavyzdžiui, skirtingi ir linkam pagal klases, kiekvienam iš jų yra priskiriamas tam tikras stilius. Gerai, tai kaip čia viskas veikia? Pabandykime pridėti prie CSS pirmosios navigacijos, ar ne, ID, spalva tiesiog red, pavyzdžiui. Taip ir matysime, kad foną turi ne tik tai visa navigacija, bet ir mūsų Home, About, Contact, Shop elementai. Šitie linkai, ar ne, savo foną turi. Jeigu mes čia pakeisime į black, matytume, kaip pasikeičia. Ir tik, nežinau, ar jau pastebėjote, bet viršuje apačioje yra juostelės. Matot, ar ne, kurios susisiaurina. O jis susisiaurina todėl, kad yra pradžiai nurodytas paddingas 1, 20 pikselių, o vėliau mažesnis, kai yra hover. Kai užeinam su hover ant kiekvieno iš tų elementų funkciją, mes gaunam paddingą, sumažinam nuo 20 iki 6. Ir jeigu čia padarytume 10, jie iš karto susitrauktų šiek tiek ir tada beveik nebūtų kur mažėti. Gerai, grąžinu atgal vaizdą. Ir kitas klausimas. Išsiaiškinam, kaip mažėja, bet iš kur atsiranda šitos baltos juostelės. Tai tos baltos juostelės yra tiesiog mūsų borderis, kuris šiaip pradžiai būna tos pačios spalvos kaip ir fonas, dėl to nesimato. Ir jeigu čia aš pakeisiu, su Ctrl keliose vietose pasižymėjau, tai va, ir tada matysim, kad iš karto yra juodos spalvos ir jie tiesiog nusileidžia ir apsišviečia. O prieš tai buvo tokios pats spalvos kaip fonas, dėl to ir nesimato. Šitą visą perėjimą tvarko Transition, dėl to ir sakiau, yra animacijos, kai remiasi į Transition, arba į keyframes, arba savaiminės animacijas. Ir jeigu užkomentuosiu su Ctrl pasviruoju brūkšneliu, matysim, kad nebėra jokio perėjimo, tiesiog daužosi ir jeigu čia pakeisiu vėl į juodą spalvą, jokio stebuklo nebebus, ar ne? Jokio perėjimo. Nes būtent Transitionas padaro šitą perėjimą gražų. Panašiai ir kitos animacijos remiasi į paddingą, matom, ir abu šiaip į paddingą ir tiesiog atsiranda fono spalva šiuo atveju trečiame, tuo tarpu prieš tai iš vis nėra jokio fono nurodyto, jeigu nurodyčiau background kokį black, tarkim, matytume, kad tiesiog išsiplečia. Dėka padding, galėčiau čia sumažinti iki 12, tada mažiau išsiplėstų. Ir vėlgi viską tvarko Transitionas, jeigu užkomentuosiu su Ctrl pasviruoju brūkšniu,
nebus jokio sklandaus perėjimo. Gerai, tai ir pabandykim, kaip pradžiai sukurti savo meniu animaciją naudojant transition. Pasidarykime, kad būtų mūsų naršyklė kairėje, atsidarykime IT iššūkis, kur CSS Animations ir tada CSS Animation viduje sukurkime hover meniu, įsikelkime į Visual Studio Code, patvirtinkime, kad pasiteikit ir tada susikurkime index.html, HTML5 struktūrą užsipildykit, pasirašykit čia hover meniu, tikiuosi po truputėlį greitėjat savo pasiruošimo darbuose ir tada linkinam su Style CSS. Susikurkim Style CSS ir tada eikim į HTML ir susikurkim savo struktūrą. Dabar mes buvom anksčiau naudoję divą, kuris yra visai neblogai ir galėtume ir čia naudoti, bet čia matom navigacijai naudojamas ne divas, bet nav elementas, kuris panašiai funkcionuoja kaip divas, kaip talpikla, tačiau turi reikšmę, ar ne, paskirtį, būtent navigacijom. Yra ir kitų HTML semantic tagų, kaip pavyzdžiui article, aside, details, ta pati ir forma, table irgi yra kaip semantiniai tagai. Tuo tarpu divas ir spenas yra nesemantiniai. Tai spenas nuo divo skiriasi tik to, kad spenas yra vienoje eilutėje. Ne blokinių tipo ir neina vienas po kito, o būna vienoje eilutėje, jeigu norim kažką stilizuoti. Pavyzdžiui, norėtume H1, turėtume pavadinimą ir kokį hover meniu ir galėtume, norint meniu kitos spalvos daryti, įdėti speną. Pavyzdžiui, meniu. Čia pasileisiu live serverį. Ir atrodo, kad nėra to speno, bet jeigu čia pridėsiu style color 2.red, matot, bus kitokios spalvos. Gerai, tai spenas leidžia vienoje eilutėje, tuo tarpu divas jisai perkelia į kitą eilutę ir taip pat perkelia visi kiti šitie semantiniai tagai, kurie naudojami pagal savo paskirtį header viršuje, po to ten apačioje footer ir panašiai. Gerai, tai naudokim nav, kad susikurtume savo meniu, panašiai kaip čia pavyzdyje. Galime tiesiog naudoti anchor linkus. Anchor linkai yra būtent skirti nuorodoms. Tai anchor, galime tuščią pridėti hashtagą ir tada nurodyti čia, kokią norim pavadinimą savo meniu linku. Aš manau, tiesiog pradėsiu nuo to, kaip visą laiką būna meniu home, tada alt shift į apačią, about, dažniausia contacts būna, products ir test. Gerai, turime 5 linkus, manau pakaks ir dabar einame į Style CSS, galime pridėti fono spalvą, body, background. Ir jau tikriausiai pastebėjot, kad mėgstu Crimson naudoti, tai vėl naudosiu Crimson. Ir kad nebūtų tarpų aplinkui, galiu pridėti margin 0. Taip, dabar labai dažna praktika yra nuresetinti mūsų stilių. Nes jeigu margin, pavyzdžiui, nepridėčiau ir inspektinčiau savo failus, tarkim savo anchor linkus, matysim, kad jau turi savo stilių, turi savo spalvą, pabraukimą, navigacija irgi turi display block, body turi savo display block ir margin 8 pikseliai kaip defaultinį stilių. Taip pat, jeigu pridėčiau daugiau kokį H1, pavadinimas, matytume, kad jeigu inspektinčiau, kiek turi naršyklė, kiek prideda automatiškai stiliaus. Tai kad šitą stilius nemaišyto ateityje, mes dažnu atveju nusiresetinsim arba nuimsim tą stilių. Tai vietoj to, kad čia prie body rašyčiau margin, mes pasirinksim visus elementus, nes galima su snaigė, pavyzdžiui, pasirinkti visus elementus ir tada rašyti margin 0, nuimsim marginus, nuimsim paddingus ir tada mums jau tarpai nebetrukdys. Gerai, tai dabar, kai šitą susitvarkiam, padarykim, kad mūsų visas navigacijos ar ne, visa navigacija lygiotų ties viduriu, tai navigacija, text align center, galime duoti margin top, šiek tiek pridėti tarpą viršuje, padidinti galime anchor dydį, font size 3M, tarkim, gal šiek tiek per daug, 1,5 užteks, duokim spalvą color white, kad nuimti tą pabraukimą, duokim text decoration, na, tą patį text decoration galėtume ir čia, prie visiems elementams kaip resetą naudot, bet tarkim, tegu būna dabar taip, ir tada margin aplinkui, kad tarpus pridėti 10 pikselių. Gerai, ir kad gražesnis šriftas būtų font family, naudokim Arial. Taip, na ir turim tokią struktūrėlę. Dabar, kad stilizuotume viską, ar animuotume su transitionu, mums reikės pirmiausia turėti ką animuoti. Tai pridėkim A, naudokim hover, pseudo klasę
Ir tarkim galėtume keisti pradžioje color black. Ir tada užėję matysim, kad keičiasi į juodą spalvą mūsų tekstas. Bet color black yra labai nuobodu. Mes galėtume patikslinti, kad tai yra navigacijoje ir keisti opacity, ryškumą, iki 1. O prieš tai užėję ant pačios navigacijos, nav hover, keisti visus linkus į opacity 0.2. Ir kas bus, kad tada, kai užeisime ant tam tikro linko, jisai turėtų pasiryškinti. Tai pasižiūrėkime, ko dar trūkstame. Galbūt vietom reikėtų sukeisti. Va, sukeičiu vietom ir matom, ar ne? Šiaip būna ryšku, tada nebesimato. Šiaip 0.2 gal ir per stipru. Padarysiu 0.5. Nelabai matosi. Aha, o dabar matot, ar ne? Patamsėja, o pašviesėja tik tas linkas, ant kurio užeina. Ir jeigu norim turėti perėjimą, prie anchor mums būtina pridėti transition. Transition ir nurodyti kiek sekundžių, tarkim 0,3 sekundės. Ir tada bus gražus perėjimas. Ir taip paprastai susikuriam, susitvarkom savo pirmąją meniu animaciją. Gerai, kas toliau? Kaip ir minėjau, jeigu kažko nespėjate, viskas bus Final Project faile po šio video. Tai nebūtina stabdyti pamokos. Svarbiausia, kad dirbtumėt savo greičiu ir jeigu kažko nespėjote, galite visą laiką įsikelti tos failus, atsisiųsti tos failus ir tada pasilyginti, susitvarkyti iki galo tai, ko nespėjote pagal mano pavyzdį. Bet visą laiką turėkite ir savo, ir mano pavyzdį. Dabar judant toliau prie įvairių animacijų hover, noriu parodyti jums dar vieną puslapį. Tokia svetainė, kur yra 8 paprastos transition animacijos. Ir matysim, kai užeinu, pasikeičia pavyzdžiui ryškumas, spalva, bet taip pat gali išaugti, sumažėti, pasisukti, suapvalėti ir panašiai. Tai visa šitas pasisukinėjimai, sumažėjimai ir panašiai yra tvarkomi su transform parametru. Išsijunkim Visual Studio Code tos tabus, eikime į iššūkis, vėl į CSS Animation ir susikurkime transform. Ir tada įsikelkime į Visual Studio Code, sukurkime index.html, HTML5, pasirašykim transform, sulinkinkim su style CSS, susikurkime divą su .container, kuriame bus dėžutės div.box ir prie jų dar klasė translate, ir čia galim parašyti turinį translate, alt shift į apačią, tada bus rotate ir klasė rotate, kurią stilizuosim, ir scale. Matot, klasę aš iš mažų įrašau, o pavadinimą iš didžiųjų. Gerai, ir tada antras pelės, live serverį pasileidžiam. Gerai, tai dabar matome, kaip atrodo translate, rotate, scale ir norėdami juos stilizuoti, susikurkime style CSS ir tada savo dėžutėm pridėkim. Ploti aukštį, po 200 pikselių galim, taip, kad geriau matytųsi. Duokime foną, body, background ir Rebecca purple, tarkim, bei galim pridėti kokį font family Arial ir čia duokim foną savo dėžutėm, white. Galim jas suapvalinti, border radius 4 pikseliai, tarkim, arba ir stipriau, 8 pikseliai, kad žodžiai būtų tos pačios spalvos kaip fonas, duokim color Rebecca purple tą patį, sulygiuokim vertikaliai, line height 200 pikselių, text align center ir galim taip pat padidinti į font size 2 kartus. Gerai, puiku. Kad jie būtų vieną šalia kito, galime pridėti display inline block, nes šiaip jie yra blokinio tipo ir užima visą plotį ir nebereikalai konteinerį įdėjom, mes galime sulygiuoti juos gražiai vidurėje, davę klasiai container, margin iš viršaus apačios 30 pikselių, iš šonų auto ir matysime, kad mums dar trūksta riboto pločio konteinerio, tai duokim ribotą plotį, kadangi jie po 200 pikselių yra, aš dar gal norėčiau, kad būtų tarpų šiek tiek aplinkui, gal ne tiek daug, 10. Gerai, ir tada konteinerio duosim ribotą plotį iki kokio 800 pikselių, dar paskui pasižiūrėsiu. Aha, lygiuoju jau, bet dar ne taip, kaip aš norėčiau ir pasitikrinsiu jo plotį, kad visą laiką gražiai lygiuotų. Bet tilptų. 680 atrodo turėtų būti pats tas. Iki 680. Gerai. Ir tada norint animuoti, pridėsiu stilių, translate klasiai, kurią esu priskyręs prie pirmosios savo dėžutės. Gerai, tai čia pridėkit transform, translate ir tada galite nurodyti dvi reikšmės, pavyzdžiui, 20 ir 20 ir matysim, kad jisai į apačią ir į dešinę nueina.
Kad gražiau matytųsi, galim pridėti translate hover, kad tik užėjus ant to elemento su translate klase jisai pasikeistų. Kad vyktų animacija, mums reikės transition 0,3 sekundžių ir tada tas perėjimas nebus toks gražus, nes mes dar esam pridėję ne prie pačio elemento boksų, o prie konteinerio. Dėl to mums reikia perkelti iš konteinerį prie boksų. Ir tada užėję matysim, kad graži animacija. Kad atsirastų rankutė, mes dar galim patikslinti kursor pointer ir atsiras rankutė. O taip. Panašiai su rotate, hover. Galim nusikopijuoti šitą ir vietoj translate tiesiog rašyti rotate. Ir kiek norim laipsnių. Tarkim 90 laipsnių ir pasisuks. Gerai, galim aišku ir 9000 kartų apsukinėti. Bet viskas įvyks per 0,3 sekundės, tai tada reikėtų mažinti sekundės, kad ilgiau suktis. Gerai, tai taip aišku nedarykit. Tai būna 90 ir paskutinis yra scale, hover ir tada transform. Vėlgi gal nusikopijuosiu šitos, kad būtų šiek tiek greičiau. Ir tada scale. Ir galime padidinti, pavyzdžiui, kelis kartus arba sumažinti. Tai šiuo atveju sumažinti. Taip. Dabar jeigu norime, kad mūsų jie judėtų savaime, mums reikėtų naudoti keyframes. Tai vietoj hover mes galim tiesiog rašyti keyframes ir tarkim spin. Ir vietoj scale hover mes galėsim padaryti, kad suktųsi visada. Ir tada from. Visa tai yra internete. Jeigu daugiau norit informacijos, tiesiog googlinkit keyframes per V3 School ar YouTube ir tikrai rasit. Ir tada galim pasakyti, ką mes norim keisti. Tarkim, transform, rotate ir kokie nuo 0 laipsnių iki rotate iki 360 laipsnių. Ir tada ten, kur rotate, ne scale, galim tiesiog pridėti, kai pasileidžia puslapis, paleisk animaciją, kiek laiko, tarkim, 2 sekundės. Ir jis suksis. Ir kiekvieną kartą suksis. Jeigu norime, kad daugiau kartų suktis, galim pasakyti, kiek kartų. Pavyzdžiui, 3. Ar ne? Kartus. Arba infinite. Jeigu norim, kad visą laiką. Tai galėtume padaryti, kad greičiau suktųsi. Taip arba lėčiau. Taip pat galime padaryti, kad pirmyn atgal suktųsi. Naudodami žodelį alternate. Ir tada bus į priekį ir atgal. Na kągi, taip atrodo mūsų dvi animacijos, transition ir animation, o kitą kartą mes jau pradėsim savo pirmąjį projektą, Gallery Page. Dėkuoju už dėmesį.